darykite visą, ką jis jums lieps. Pirmas dalykas, kurį daro tikėjimas, yra mūsų gyvenimo keitimas. Jei tiki Jėzumi, esi pasirengęs keisti savo mąstymą, savo požiūrį į dalykus, tapti kitoks. Tad klausiu tavęs, kodėl šiandien žiūri šį vaizdą įrašą? Tu atėjai tam, kad pasikeistum. Kiekvieną kartą, kai meldiesi, kiekvieną kartą, kai priimi komuniją, turi būti pasirengęs keistis. Pabrėžiu tai, nes daugelis žmonių nešiojasi vidinį sustabarėjimą, širdies nelankstumą. Yra žmonių, kurie priima komuniją jau 30 metų ir niekas nesikeičia. Danguje tobulumas yra nekintamas, žemėje būti tobulam reiškia visada būti pasirengus keistis. Būti tobulam šiame gyvenime reiškia leisti save perkeisti, siekti tapti vis geresniu. Keistis nereiškia kurti naują religiją. Keistis reiškia atpažinti savyje tuos sustabarėjimo taškus, tą nuostatą sakyti, aš toks esu. Bet ar tai dera su Jėzumi? Ar tai sujungia tai, kas esi, su tuo, kas jis yra? Ar tai gimdo gyvenimą, meilę ir tikėjimą? Jei ne, tai turi keistis. Šis sustabarėjimas yra dvasinė senatvė. Šventieji rodo priešingai, net senatvėje jie visada pasirengia keistis, augti, tobulėti. Gyvenimo pabaigoje daugelis keičiasi dar greičiau, nes tampa dar geresnė. Tai rodo, kad krikščionybė yra jauna. Sekti Jėzumi reiškia visada būti jaunam. Net sulaukus 90 metų, jei esi pasirengęs tapti geresniu, geriausia dar tik prasideda. Šiandienos Evangelijoje žmonės ėjo pas Jėzų, kad pasikeistų. Jie buvo ligoti, sužeisti, sutrikę ir tikėjimu palietė Jėzų ir pradėjo keistis. Tai ne moralizmas, tai perkeitimas. Leisk Jėzui pakeisti tavo būdą būti. Leisk jiems suteikti tau reikalingą kantrybę, tyrumo, kurio tau trūksta, dosnumo, atsiskyrimo, džiaugsmo. Susivienik su juo, leiskis keičiamas, būk kitoks, labai kitoks.